Labas rytas, publika. Kągi, kaip ir minėjau, šiandien padarysime apžvalgėlę mūsų vilos. Trumpą. Planas paskui į pliažą pajudėsim, biškį pasimaudysim. Toks čilo šiandien. Štai taip. Čia pagrindinis įėjimas, tik kažkodėl čia per durį šitas negalime eiti. Eisim per kiemo pusę. Čia va iš karto matom šventiklėlė jų, aukuras vadinamas. Jie čia ryte vakare vis kažką aukoja. Čia prieki toks sodelis gražus. Ir einam, pažiūrėsim iš vidaus tada. Čia va, jeigu su mašina ar motoroleriu, tai čia va įvažiavimas į kiemą. Paukščiukai čiulba. Žalia pavėsis, ne karšta čia. Štai čia užeinam pro vartus ir papuolam į mūsų vilą. Čia galim nusiimti iš kartapkės. Tokį baseiną turim. Ten keli gultai. Ir apačioj turime čia 2 kambarius. Ten banda mūsų čilina, kas skaito, kas ką. Čia va mūsų virtuvė. Šaldytuvas didelis, visko yra, čia ir virdulys, ryžiam virt, podas, termosas, nu va, kaip matot. Mikrobangė, žodžiu, indai. Viskas yra, ko reikia. Jeigu reikia, vandens aparatas. Čia toks svetainė. Labą rytą. Čia užeinam. Valgomasis. Dainiaus darbo kambarys dabar. Mes čia nevalgom, bet ofisiukas čia mūsų. Lipam viršų. Ai, tai čia vienas kambarys. Čia antras. Čia 5 kambariai, tai mes naudojam tik tai 4. Čia galima būti 10 žmonių daugiausiai. Taip. Čia mūsų kambarys, aišku, čia mes gyvenam 4 dieną, 5, tai čia viskas bus. Pats žinot, kaip ir atostogų toks bardakėlis. Televizorius, kurio nereikia. Čia king size lova mūsų. Nu, užeisiu, čia mūsų bus dušo kambarys, į kitus kambarius neįsiu ten. O, kas čia, labas rytas. Labas rytas. Maudaisi? Ne. Nu, žodžiu, čia standartiškai dušas, tualetas, kriauklė ir spinta kažkodėl dušo, žodžiu. Ne kambarėjo dušą, tai čia biški tas toks nonsens. Ketvirtas kambarys. Čia vėl toks sėdimasis su osupinė tokia. Čia dar vienas sėdimasis. Labą. Ir ten dar yra į 3 aukštą, einam į 3 aukštą, mes pažiūrėsim. Ant stogo. O va, dar galima ir čekį marint. Atsinešt kokį gultą. Nes ten būna pas mus pavėsis daugumą dienos. O čia, jeigu ateini, tai čia visą dieną turi saulę. Va, aplinkui. Viską žalia. Mes tokioj ramioje vietoje gyvenam. Tai čia iki mūsų centriuko tokio apie 10 minučių pėstute. Bet čia yra šitą gatvę irgi tokia porą portuvėlių, ten jeigu atsiger kažką nusipirkti, čipsų, kažkokių užkandžių.
Nu va tai va. Ir šitą vilą mums kainavo 5 naktim 830 eurų, man atrodo. Tai mes įsidalinam ant 7 žmonių. Tai gaunasi čia kaip ir niekas. Už tokią vilą Balyje čia labai apsimoka vilas nuomotis. Jeigu daugiau žmonių yra, tai va įsidalina tą kainą ir gyvenat pigiai į prabangį, kaip sakant. Užsisakėm šiandien pusryčių, čia vietoj pas šitos darbuotojus visi. Bet kol laukiam pusryčių, dabar mes eisim masažiukom. Ai, dar masažiuko. Ateis mums čia daryti kam į namus. Šiandien mamos diena, tai visas mamas sveikinam. Ir tave, mama, sveikinam. Tai mamos sugalvojo va, tą progą užsisakyti masažiuką iš pačio ryto. Ne tik mamos, ir vienas tetis. Ai, dar vienas Kęstutis tetis. darys. Nu, okay. Masažiukas į namus. Kaip, gerai? Aha. Labai gerai iš tikrųjų. Bet iškart pamatė, kur negerai ir ten ir labiausiai daro. Ai, tai matai, čia kitaip jau reiškia. Negu vakar. Man gan stipriai daro iš tikrųjų. Labai Ir gerai. paklausė, ar neprasmarkiai spaudžia, sakau, ne, viskas gerai. Superiškai. Fainai. Relaksas. Dar diskusijos geros. O girdėjau, tu sakai, kad tu tam vyrus patogiau bendrauti. Aš pas mane irgi visą gyvenimą tai buvo Kęstas Garbulis. Aš netgi pykdavo, sakydavo, kur rasti tave, tu tik kur buris darau. Vieną šaltą, ta prasme? Sulaukėm pagaliau pusryčiukų. Ne, muzikos čia. Pusryčiukų, va. Aš nežinau, kokį jį užsakė, aš sakau, netoli užsakė. Jinai nėra tokia skani ta papaja. Big breakfast ar Big Boss, kokia Bet čia čia neblogas. bus tas pats, jo? Aš nežinau, ką tu man paėmė. Ne, matai, aš gal kišinis bus normalus, bet čia visiems omletą padaro tau skramblę, tai klausim. Mano ant duonos. Airiai, tai iš viso aš valgiau, man aš šiandien įspjovau. Ok, skanaus. Kroja man nežinai. Labą dieną, gerbėjami žiūrovai ir sveiki atvykę į Melastį Beachą. Ai, va, tas laivas, jo, sakiau, kad yra laivas kažkas. Pantai Melastį. Pantai reiškia jų kalba paplūdimys. Ir šiandien matome labai daug, nežinau, ne vietinių, turbūt gal iš kitų salų. Tokiau musulmonai daugiau. Labai daug žmonių. Gerai laukiam savo bandos kitos dalies ir eisim. Kur eisim, kaip jums atrodo? Eisim, aišku, pietauti, nes mes visą laiką alkani kažkodėl tai gaunasi. Ir galiu pasakyti iš karto, kad čia šitas paplūdimys visai neblogas, netgi gal net geresnis nei tas, kur buvom vakar, ne vakar, bandamatas. Bangos yra ten, bet vėlgi toliau biški, bet labai didelis, čia po 2 metrus turbūt. Bet mautis, jeigu su vaikais, va čia, matot, yra tokios vietos, ramus, tiksliau, visai ramus. Vanduo bangos nedaina iki čia. Toks va laivas yra, nežinau, čia iš dekoracijos pastatytas ar iš jau sudužęs, nelabai sudužęs. O Dieve, kaip karšta yra. Jau Aira fotkinasi. Jau Aira turi darbo. Būčiau milijonierė čia. Ir aš ir augus. Žiūrėk tašę, kad nenuneštų ir okei bus. O Dieve, bet
Koks karštis šiandien, saulės 40, man atrodo. Jau Aira turi darbą. Ten aikštelė, mes aikštelę pravažiavom, ten turbūt autobusai stovi visi šitie. Jie čia vis eina ir eina. Čia va kažkoks jų dievas irgi. Negalėsiu pasakyti jo vardo, nes nieko nėra parašyta. Bet visur čia labai taip įspūdingai atrodo. Mieste važiuoju tų statulų, tokių va, gražių papuošta, pristatyta. Va štai tokie vartai. Įvažiavimo ir išvažiavimo. Nais, aš jau noriu jau įkristi tą vandenuką. Bet aišku, iš pradžių reikia mums pavalgyti. Ir jau čia eisim paskui kažkur ten toliau į kitą pusę, kad čia nuo to šurmulio viso. Žodžiu, kol kas tik tai beach clubai. Čia vieną praėjom, čia dabar antras toks. Mes einam kažką paprastesnę paieškosim. Bet va, kaip ir minėjau, va, kaip gražiai viskas padaryta. Statulos tas visas, kokosiukai auga. Kokosiuką galima paimti, nusikinti. Čia dar maži. Einam ieškoti kažką paprašiau pavalgyti. Jeigu nerasim, tai aišku, eisim čia. O kas beliks? Pasirinkimo mums neliko. Kainos tokios vidutinės. Į pavėsį tik tai einam. Į tą didelį. Tai reikia paklausti ten, ar galima, ar kaip čia. Beach clubas. Nori užsidėti tenai? 2 milijonai. O čia šitas nemokamas tipo? Taip, o ten, kaip vandens parke. Nu, okei, čia ir baseinai netgi turi. Okei. Bet taigi visur aš. Skaniai, bet porcijas tokios šiaip su vidutinės. Mum, kai vyram, tai galėjo būti ir biški daugiau, bet alaus atsigėrėm, užpylėm viską to ir gerai. Eisim dabar įsimaudyti tą vandenuką. Bet tai bangos, kokios bangos. Wow. Nežinau, ar eis daeiti iki tų bangų, čia biški matosi dugnas. Pradžioj, o dieve, koks bangos. Pradžioj biški smėlėtas. O paskui toks juodas dugnas, tai nežinau, ar ten eis daeiti. Vėliau raudona, iš tikrųjų negalima maudytis, bet eisim ten toliau, maudysim vis tiek. Nes mes čia to ir atvažiavome. Ten vietiniai vaikai kažkokios upės ten supynių, švanį šuvinė trūk. Ką, radom porą lovų laisvų su skėčiais, užsiprašė kiek, 4, ne, sakė iš pradžių. Už 300 paėmė. 200 už vieną norėjau. Jo, 100 How much this? Tai už 3 nudarėjom 5 lovas, gultus ir 2 skėčius. Nu, pavėsių reikia, čia tikrai pavėsių reikia. 3. I take 3. Tai nežinau, Aira nuėjo, ieškos flomasterų, tai pametė. Šitą mūsų placką karštą. Oh, no. Ir čia jau tik prisėdom iš karto. 3 times more than normal, you know? 3. Jau nori įstumti. 100. This one. Ką, nusimaudėm smagiai, vandenukas gaivus toks, bangos belekokias. Ir prisėdom po vieną šaltą. Taip, čia va daug žmonių, iš tikrųjų šiandien, nežinau, toks biški man nepatinka balaganėlis, bet nieko nepadarysi. Norėjom eiti toliau, bet tai ten nerastume gultų, nei skėčių, nei... Gulto kaip nereikia, bet skėčių pavėsiu, labai karštą. Čia visą pakrantę toliau eina vien beach clubai visokie.
Kažkokia nei šiokia, nei tokia diena čia šiandien. Nieko beveik nenuveikėm gerą. Kažkur prabimbinėjom, pravažinėjom, pravalgėm. Jau mes grįžom į vilą. Užsisakėm vėl maisto į namus, nes tą vietą nuvažiavęs rinkom tokią neblogą lygtį, sako, nėra vietų. Bet sako, padarysim jums nemokamą pristatymą. Tai sakom, nu gerai. Tai prisakėm vėl pilną maisto, eisim akročią ant mamos dieną. Po vieną šaldo. Ir mėgot. Fui, biškai šiam badėga ant saulės. Nes čia greitai čia sudegė. Tai nežinau, jeigu jau nieko neparodysiu, tai tada iki rytaus.